Stai linda, linda, geltaina zigzda, sfintan, bitan, geltaina zigzda. Bunda, dunda, bitikas, būtan zeidedei. Šiomis dienomis Jotvingių prūsų gyvenvietėje, Oškiniuose 42, arba kitaip sakant Šilainėje, Punsko valsčiuje, apsilankė gana įdomus ir svarbus žmonės, būtent prūsai. Sfintan, bitan, būtan zeidedei. Jau azeidusi stan, trejan langstan sta. Dabar aš norėčiau, kad prisistatytų būtent iš eilės tie, apie kuriuos aš kalbėjau. Maisemens ast en prusiskaj Arturius Saulis-Krakis, as buvinna en skaitu. Maisemens nos nertiks as buvinna en kvedinai en pamedei. Maisemen en skati as buvinna en kvedinai. Sfintan, bitan, trejan langstan sta. Stvin parmin langstan austra pataka. Visi šitie žmonės yra iš dabartinės Prūsijos, kuri yra valdoma Lenkijos administracijos, Lenkijos teritorijoje. Jie būtent ir labai yra susidomėję šią gyvenvietę, šiomis mintimis, kurios čia yra įgyvendinamos. Tarp kitko mes tarėmės, daug kalbėjome dėl mūsų ateities, būtent dėl mokyklų, kuriuose galime būtų dėstyti, tarp kitko, prūsų kalbą, arba privačios kažkokios kurti mokyklos, kur galima būtų išmokti ne tik prūsų kalbą, bet ir latvių ar lietuvių. As dizitun ez noiselangviskan en magiskan pausan ez dabai. Maisa galvas dilin, as seitansen visan, ka seitansen prusiskan bilin sen digisen prusiskan toponimian, kai et gautun visans nusans emnis, ka vidantei nu astvi en polai, kai stabilai prusiskai emnei steisen kaiman be steisen mistan. Nu, digi as biskin dilaisen nusan internetiskan pausan visans naunans pagaptins, ka vidans as en tentiskasmu svitu, ka vidas as numas praveringi. Nu be digi mes segeimai prusiskan svitinkans organizeimai stan, kai nusa digi nus prusiskas druvis digi bulai gyvan, be digi nusai deive bulai teisintan. Pradžia maždaug prūsų judėjimo prasideda 1990 metais. Būtent Olštinė įsikūrė Prūsos klubas. Vėliau tas įvyksta Karaliaučiaus srityje, ir aišku Vilniuje, Lietuvos teritorijoje. Tai buvo pradžia, kada pradėjome, galima sakyti taip, rinkti medžiagas, rinkti įvairius materialinius dalykus susijusius su mūsų praeitimi, ir taip sena ir nesena praeitim, kad galima būtų tą viską vėl iš užmaršties gaivinti. Sfintan, bitan, austra pataka. Stvinen, antranin, langstan, miniks pataka. Sfintan, bitan, miniks pataka.